iš NBA komandų, kurios tave testavo? Keistų labai intervuose buvo tiesiog kokia mėgstamiausia spalva, gal tokia atrodo nereikšmingų, bet gal kažką jiems sako, ar ten kokiu gyvūnu būtum, jeigu būtum gyvūnas. Tokių visai keistų klausimų. Kokiu gyvūnu būtum, jeigu būtum gyvūnas? Erelis. Erelis? Ok, kodėl erelis? Nes, čia yra mitas, bet aš bandau pritaikyti kaip ne mitas, kad jie kaip po maždaug 80 metų ar kiek gyvena, jie turi tipo sprendimą padaryti. Arba jie gali mirti realiai, arba jie turi praeiti pro labai skaudų procesą, ten išsipešioti plunksnas, nagus ir panašiai, kad galėtų dar gyventi dar 80 metų. Tai dėl to erelis. O gerai, mėgstamiausia spalva kokia buvo, koks buvo atsakymas? Aš jau mėlyna. O koks tavo laimingas skaičius? Visi skaičiai laimingi. Nėra vieno laimingo skaičiaus. O turi nuojautą, koks skaičius gali būti pasakytas prie Kasparo Jokubaičio pavardės rytoj per naujo pabiržos ceremoniją? Tikrai neturiu nuomonės. Visi sako, nereikia akcentuoti skaičiaus ir numerio, bet kaip tu apibūdintum organizaciją, į kurią tu norėtum patekti, kokie turėtų būti, kokios turėtų būti jos vertybės, kur būtų tavo svajonė organizacija? Aš manau, kur žmonės, kurie tiesiog tavim tiki, pasitiki